Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Labadiena, gerbėmieji žiūrovai, kviečiu Jūs į Jonavos sporto areną, kur netrukus pradės pirmosios naujo turnyro Baltijos futsal klubų lygos rungtynės, kuriuose susitiks mūsų šalies čempionai, Lietuvos čempionai Kauno Žalgirio futsal komanda, ir šiandien jos varžovai bus komanda iš Rygos, RFS Ryga, komandos pavadinimas puikiai žinomas futbolo pasaulyje. Kalbant apie didįjį futbolą, RFS labai sėkmingai šiemet startavo Europos taurėse, žaidžia dabar Europos lygoje, jau grupių etape. Futsal ekipa gal kol kas tokiais laimėjimais pasigirti negali, nors yra viena iš dviejų stipriausių Latvijos futsal ekipų. Ir praeitais metais RFS iškovojo sidabro medalius, kol kas antrą vietą užima ir šių metų Latvijos pirmenybėse. Ir aišku, kad įdomu pažiūrėti. Žinom, kad Kauno Žalgiris yra dominuojanti jėga Lietuvos salės futsale. Ir įdomu pažiūrėti, kaip atrodysim geriausių Latvijos komandų, mūsų artimiausių kaimynų fone. Ir tikimės, aišku, įdomios kovos, juolab, kad abiejose komandose yra nemažai ir legionierių, ir iš tokių valstybių, kurios tikrai taria ne paskutinį žodį pasaulio futsale. Ir pažiūrėsime, kaipgi klostysis rungtynės. 4 komandos dalyvauja Baltijos šalių futsal lygoje. Pradinis projektas buvo, kad iš visų iš visų 3 šalių, o Kauno Žalgiris savo tradicinę žalią aprangą, tuo tarpu RFS baltais marškinėliais vilki. Ir rungtynės jau prasidėjo, greitai tada apie startinius penketus pradėsiu nuo svečių. Čia Jordanas, Kauno Žalgirio vartininkas, kuris labai mėgsta žaisti aikštėje, kaip aikštė žaidėjas, dabar vos neprarado kamuolį, nenorėjau rizikuoti, kamuolį išleido už šonės linijos. Taigi pradedu nuo svečių, vartus RFS ekipoje gina Deivao, numeris 92. Čia buvo proga, tačiau blokuotas Kauno Žalgirio ekipos smūgis. 5 numeriu matome žaidėją turintį Kazachstano pilietybę, bet aišku pagal pavardę ir trumpinį Leo, aišku, kad tai ne Kazachijoje gimęs žaidėjas, bet įgijęs tą pilietybę, greičiausiai Brazilas. Numeris 7, dar vienas Brazilijos atstovas Dudu, 9 numeriu žaidėjas, į kurį irgi reiktų atkreipti dėmesį, Draganas Tomičius iš Serbijos. Ir 87 numeris žaidėjas iš Portugalijos, Bruno Coelho. Tokia garsi pavardė ir literatūros gerbėjai žino, kad yra garsus rašytojas. Ir apskritai Coelho gana paplitusi pavardė portugališkai kalbančiose šalyse. Taigi toks startinis penketukas, su tarpu Kauno Žalgirio treneris Dentinio pasirinko šios dienos rungtynių startui šios žaidėjus. Vartuose antrasis numeris Jordanas, numeris 5 Vladimiras Derindevas, 7 Vepe, 8 Albertas Voskunovičius ir 10 Renanas Mantelė. Taigi, kalbant apie aikštės žaidėjus, toks mišrus ketvertas Kauno Žalgirio ekipoje. Aišku, neilgai trukus pamatysime ir kitus futbolininkus aikštėje. 2 lietuviai, 2 brazilai. Tuo tarpu startinis RFS
ketvertukas, netgi penketukas, visi legionieriai. Iš įvairių šalių, kaip ir sakiau, Brazilija, Kazakstano pilietybė, Serbija, Portugalija. Na, minėjau, kad Kauno Žalgirį treniruoja Dentinio, tuo tarpu RFS ekipos treneris yra specialistas iš Portugalijos, Orlando Duarte. Vaskunovičius dabar su kamoliu, Jordanas. Dešinį kraštą pavyko perduoti kamolį. Ir Kauno Žalgirio ataka neužgeso, kaip buvo galbūt galima tikėtis. Čia perimtas kamuolys, o tai futzale dažnai tampa jau atakos į varžovų vartus preliudija. Blokuojamas kamuolys ir neskubėdamas Bruno Coelho eina prie kampinio taško. 2-7 numeriai dabar susidūrė viename aikštės plote. Dudu ir Vepė. Kamuolys atitenka RFS komandai. Na, komandos kapitono raištį RFS ekipai ryši Leo. 5 numeris. Kaip minėjau, šis žaidėjas dabar yra Kazachstano pilietis. Coelho. Geras perdavimas ir štai toks epizodas, kuris baigėsi pirmojo įvarčiu. Pirmojo įvarčiu, ar ne tik Tomičius jį pelnė. Tokia atrodė situacija, nieko per daug blogo nežaidėjo Kauno Žalgirio ekipai, o viskas baigėsi štai tokiu įvarčiu ir pasižymėjo taip, Draganas Tomičius. Aišku, paskutinis ten žaidėjas, kuris lietė kamuolį, galbūt buvo arba gynėjas, arba vartininkas, bet aišku, Draganas Tomičius labai gerai priėmė kamuolį. Beje, šis žaidėjas pasižymėjo ir paskutinėme Rygos derbyje. Apie tas rungtynes, apie tą sutikimą dar pakalbėsime galbūt vėliau. Čia jau, aišku, Latvijos reikalai, bet vis tiek smūgiavo į vartus Renanas Mantelį. Ne iš labai geros situacijos, pozicija buvo tokia neįtin palanki smūgiavimui, bet kartais suveikia tas netikėtumo faktorius. Tiesa, šį kartą to neatsitiko. Deivau dabar irgi panašiai kaip Jordanas, tai vartininkas, kuris moka ir mėgsta žaisti kojomis ir pasijungia karts nuo karto į atakas. Dabar kamuolį įves Kauno Žalgirio ekipo žaidėjai. Tai užsiminiau apie tą Rygos derbį, kaip ir didžiajam futbole, taip ir futzale. Dvi Rygos komandos yra pagrindiniai ir principiniai varžovai. RFS ir Rygos futbolo klubas, beje, būtent prieš Rygos futbolo klubą, Latvijos čempionus, ir žais antrasis šio turnyro rungtynes šiandien Jonavos Vikingai. Beje, pagal turnyro nuostatus, berods tarpusavio Lietuvos komandų ir Latvijos komandų čempionatų rungtynės yra įskaičiuojamos ir į Baltijos klubų lygos įskaitą. Rygos komandos jau sužaidė. Ten Rygos futbolo klubas rezultatu 4-1 įveikė RFS-ą. Taigi galima sakyti, kad Rygos futbolo klubas yra jau Baltijos futbolo lygos lyderis. Tuo tarpu Lietuvos komandos dar tarpusavį Jonavos Vikingai ir Kauno Žalgiris pirmenybėse nežaidė. Dabar RFS-o. Ataka poziciškai laiko kamuolį, gan ilgai. Vėl Tomičius ir vėl žaidėjas, kuris daugiausia kelia kol kas pavojaus varžovų komandai. Na, čia tarsi ir buvo parodyta, kad reiktų pridengti tą žaidėją. Vaskunovičius Derindevui gestą parodė, tačiau vienas dalykas yra parodyti, kitas dalykas uždengti. Ir pasinaudojo tą sekundės dalies erdvę
Ir turėjo neblogą galimybę numušti antrą įvartį. Latvijos ekipa, čia graži sienelė, Voskunovičiaus reidas, smūgis, tiesa irgi iš gana aštraus kampo. Kelis kartus bandė smūgiuoti Lietuvos čempionai į varžovų vartus, grasinti vartams, bet kol kas tie smūgiai iš gana sudėtingų pozicijų būtent patiems smūgiuojantiems žaidėjams. Ir Vepė dabar užleidžia savo vietą aikštėje, kaip ir kiti žaidėjai. Berods tik tai Renanas Mantelį liko. Aikštėje matome Alaną Jeffersoną, 12 numerį. Paliko aikštę kamuolys, taip pat Filipė, 4. ir 6. Tomas Bučma. Tuo tarpu RFS kol kas žaidėjų nekeičia. Jordanas kažkaip ne visai užtikrintai kol kas su kamuoliu šiandien jaučiasi Kauno Žalgirio vartininkas. Aišku, grubių klaidų dar pavyko išvengti, bet kelis kartus buvo neįtin sėkmingai sužaista. Dar kartą blokuojamas smūgis Renanas Mantelį. Padirbėjo gynyboje. Kaip ir minėjau, antrose rungtynėse Jonavos Vikingai laikys egzaminą, turbūt taip galima pasakyti, prieš Latvijos čempionus. Rygos futsal klubas, taip išsišifruoja būtent kalbant apie salės futbolo komandą, tą abreviatūrą RFC. Na, bet jeigu pažiūrėtume, čia gana pavojinga buvo dar viena RFS ataka. Smūgį atrėmė Jordanas, dabar sekė smūgis, skriejo virš vartų. Taigi dar tęsiu mintį, nors šiek tiek komandų pavadinimai skiriasi, bet ten simbolika, emblema ta pati ir aišku, kad na, principinė konkurencija tarp dviejų Rygos komandų vyksta ir futsale. Minėjau, kad Rygos derbis baigėsi rezultatu 4-1, bet ne viskas ten buvo taip lengva ir paprasta, nors skirtumas 3 įvarčių, bet pirmą kėlinį rezultatu 1-0 laimėjo būtent RFS futsal ekipa ir beje vienintelį įvartį buvo pelnęs būtent šiandien jau pasižymės Draganas Tomičius. Teko žiūrėti ištraukas iš tų rungtynių, tai įvartis šiek tiek panašus. Netgi labai techniškai permetė išėjusį varžovų vartininką Tomičius toje situacijoje. Tiesa, antrajame kėlinyje Rygos futsal klubas Ryga perėmė iniciatyvą, mušė 4 įvarčius ir nugalėjo tose rungtynėse 4-1. Na, apie tai, kokio stiprumo Ryga galima spręsti. Dar vienas epizodas, kur tik netikslus smūgis išgelbėjo dabar Kauno Žalgiriečius nuo didesnių nemalonumų. Tuo tarpu RFS keičia žaidėjus. Dalinai, ne visi, pavyzdžiui, Bruno Coelho liko aikštėje, bet joje matome dabar štai presinguojantį 80 numerį Miks Babris. Septyniasdešimt 7 Arturs Jerofejevs. 10 Edgars Tarakanovas. 3 žaidėjai su Latvijos pilietybė. O čia Jordanas vėl. Nedaug trūko, kad prarastų kamuolį. Dar reikia grįžti atgal ir smūgis dabar gerai, kad pasaugojo Kauno Žalgirio vartininką Tomas Bučma. Na, daug tokių nervingų, sakyčiau, perdavimų, gan nedaug dabar trūko tam, kad Jeffersonas gautų
kamuolį patogioje pozicijoje, bet kol kas, sakyčiau, labai nervingas žaidimas iš Kauno Žalgirio pusės. Ir daug, sakyčiau, nebūdingo tokios, galbūt ir smulkaus, bet broko, kuris trukdo žalgiriečiams jaustis laisviau. Taip. Ir Kauno Žalgiris įveda kamuolį žaidimą. Vėl Jordanas. Jeffersonas. Aikštėje jau ir Kauno Žalgirio kapitono raištį ryšintis Lukas Sendžikas. 11-asis kauniečių numeris. Čia dabar gerai. Būtent Lukas pridengė varžovą greta esantį ir kamuolys tenka Kauno žalgiriečiams. Jeffersonas įveda kamuolį į aikštę. Vėl pasikeitimai. Aišku, futzale tų pasikeitimų būna daug. Vepės reidas, prie kurio jau mes galėjom būti pripratę. Gan pirmasis toks reidas šios dienos rungtynėse. Panašių bandymų pabandė atsakyti ir varžovai. Kampinis. Per visą aikštelę perskirėjo kamuolys. Edgaras Tarakanovas buvo jau užsimojęs smūgiuoti, tačiau į kamuolį pataikyti jis tiesiog ir neturėjo galimybės. Miks Babris, 80 numeris. Perima kamuolį Kauno Žalgiris. Apie 8 minutės sužaista pirmame kėlinyje. Vepė dabar bandė atlikti savo firminį prasimetimą kairėje pusę, bet matosi, kad ruošėsi RFS žaidėjai ir bent šiuo epizodu didelių šansų Vepė prasiveršti pro du gynėjus, kurių vienas pasaugojo savo komandos draugą, neturėjo. Vėl, gal ne iš labai patogios situacijos, bet smūgis neblogas. Įžaidė dabar ir Vepė, ir Filipė. Tokį nesudėtingą derinį. Deivao. Šį kartą klysta ir RFS vartininkas. Na, kol kas tokios rungtynės, sakyčiau, susiskaidžiusios į daug nedidelių epizodų. Na ir vienas iš tų epizodų baigėsi įvarčiu į Kauno Žalgirio vartus. Vepė. Uskunovičius, Jordanas. Jordanas ir nedaug trūko ir netgi 2 kartus Jordanui iki momento, kuriuo jis galėjo nuliūdinti savo oponentą, savo kolegą, vartininką esantį kitoje aikštės pusėje. Na ir ypač buvo originalus tas antrasis smūgis galva. Na, išties gražus epizodas ir, sakyčiau, vienas iš tų, po kurių galėjo rezultatas ir pasikeisti. Na, kalbėjau apie rungtynes, bet dar nepristačiau trenerių. Ne trenerių, teisėjų, atsiprašau. Apie trenerius jau šiek tiek pakalbėjom. Čia į ranką pataikė Kiki, 22 numeris, irgi žaidėjas, į kurį vertėtų atkreipti dėmesį. Argentinietis, Argentinos rinktinės žaidėjas, dalyvavo visai neseniai Uzbekijoje pasibaigusiam pasaulio čempionate. Beje, Argentina tame čempionate užėmė 3. vietą, iškovojo bronzos medalius. Taigi apie teisėjus šios dienos, teisėjai iš Lietuvos, Dominikas Norkus pagrindinis teisėjas, Vladimiras
Kevinas Drungilas antrasis, Irmantas Kaprašovas trečiasis, teisėjas prie sekretariato stalelio. Čia RFS galėjo surengti pavojingą ataką, bet Edgars Tarakanovs smūgis strigo Kauno Žalgirio gynyboje. Vėl perimtas kamuolys, Kiki, smūgis šalia vartų. Na ir dar vienas teisėjas laikininkas, tai Mantas Pomeckis. 4 teisėjų brigada. Kaip žinote, šiandien galima sakyti futbolo diena Lietuvoje. Tuo pačiu laiku, kaip šios rungtynės prasidėjo ir mūsų nacionalinės rinktinės susitikimas namie su Kosovu. Aišku, net nebijoju, kad daugelis Lietuvos futbolo žiūrovų dabar sutelkia dėmesį toms rungtynėms, tam renginiui. Gaunam ir mes žinių iš ten, kaip klostosi reikalai. Kita vertus, paklausiau vieno iš turnyrų organizatorių, kaip čia nutiko, kad tuo pačiu metu žaidžiamos ir Baltijos futsalo lygos rungtynės. Daug aplinkybių tai lėmė. Galų gale galima pradėti nuo to, kad ir turnyras buvo planuotas šiek tiek kitokio formato, turėjo dalyvauti ir klubai iš Estijos 2. Čia Jordanas, tikrai atrodo tarsi kol kas, tarsi netakoja atsikėlęs iš lovos ir kartais vaikšto labai plonu ledu, valdydamas kamuolį, kuomet jį atakuoja varžovai, o tas nervingumas turbūt persiduoda, užsikrečia komanda ir matome dabar gana paprastoje situacijoje. Renanas Mantelį kamuolį siuntė į užribį. Sergejs Motilis, 23 numeris, Andrejs Baklanovs, 18 aikštėje. Tokiais savotiškais 3 ketvirtais bando žaisti RFS, Artiom Stroiskis, 47. O kol kas, matydamas, kad vaizdas aikštėje neįkvepia, Dentinio prašo minutės pertraukėlės. Grįžtame į Jonavos sporto areną ir pažiūrėsime, ar pasikeis situacija po šios minutės pertraukėlės. Kita vertus, kalbėjau apie Jordano nervingumą, bet reikia turbūt pasakyti, kad ir pavojingiausia proga prie varžovų vartų buvo po šio vartininko pasijungimo ir smūgio. Dabar atakuoja kauniečiai labai laiku. Deiva iššoko prieš smūgiuojantį žaidėją ir išgelbėjo savo vartus nuo didesnių nemalonumų. Oskanovičius. Jordan. Derindevas, gerai susuka Derindevas, tačiau smūgis kairė koja gal galėjo būti ir neblogas, čia epizodo pakartojimas, bet rikošetas ir viskas baigėsi kampiniu. Dar vienas epizodas, kuris baigėsi išlyginamuoju įvarčiu. 10 numeris Renano Mantelį, bet aišku, kreditus reikia atiduoti ir perdavimą atlikusiam Filipiai.
čia labai gerai žaistas kamuolys, na, puikus perdamas ir aišku Mantelį. Puikiai atsidengė, šiek tiek atšoko nuo gynėjo ir rezultatas tapo 1-1. Jau kol kas bent jau reikalai smagesni Lietuvos čempionams. Kita vertus, liko dar 9 minutės pirmame kėlinyje, liko visas antrasis kėlinys, taip kad tų epizodų ir ko gero rezultatyvių epizodų turėtume pamatyti ir daugiau. Sergejus Motys, 23 numeris, jis su kamuoliu, kairiakojus futbolininkas. Dabar Baklanovs irgi jungėsi ataką. Kairiajame krašte buvo Artiomas Troickis, na, tokia savotiškas Latvių ketvirtukas, dar ir 4 numeris Nikita Jelagovs. Deivau su kamuoliu kauniečių aikštės pusėje. Lukas Sendžikas ir Renanas Mantelį pasitinka varžovus būdami savotiškoj priekiniai linijoje. Na, abi komandos savo žaidimo stiliumi turi panašumų. Abi stengiasi žaisti pirmuoju numeriu, valdyti kamuolį. Abiejų komandų vartininkai gan aukštai kyla. Dažniausiai padeda įžaidinėti kamuolį, sudarant kiekybinę persvarą. 8 minutės 20 sekundžių. Derendievo smūgis į vartininką pataikė kamuolys. Deivao. Deivao dabar smūgiuoja Jordanas. Matosi, kad abu vartininkai beje iš Brazilijos, na ir matosi, kad viduje jų tūno iš tikrųjų žaidėjai, turbūt kaip pas kiekvieną Brazilą. Jordanas dabar ką tik reagavęs į smūgį, pabandė netgi pasiųsti kamuolį į oponento vartus. Tiesa, užblokavo tą bandymą varžovai. 7:40 lieka iki pertraukos, kol kas 1-1. Dar vienas epizodas, po kurio Deivao atsidūrė ant grindų. Kamuolys nuo Derendievo paliko aikštę. Teisėjai tame epizode neižvilgė pražangos. Ir ko gero viskas baigsis tuo, kad kampinis paskirtas. Apsigina nuo kampinio kauniečiai. O vėl Deivao. Kairien. Perėmė kamuolį dabar Vladimiras Derendievas. Toks neatidus buvo varžovo perdavimas. Jordanas. Derendievas. Na, Derendievas kol kas šiuose rungtynėse toks vienas galbūt patikimiausiai atrodančių ir ramiausiai žaidžiančių Kauno Žalgirio futbolininkų. Tokiam bendram nervingame fone išsiskiria. Teigiama prasme. Vėpė.
pabandė būtent Derendevą surasti savo perdavimų VP. Dabar ataka dešiniuoju kraštu, geras epizodas ir Albertas Vaskonovičius puikiai ten sužaidė, pademonstravo savo ir techninius sugebėjimus, labai gražiai po savim pasitraukė kamuolį šio epizodo metu. Dar vienas smūgis, kurį jau dabar VP atliko. Derendevas kietai sutinka Motiejs. Ir fiksuojama pražanga, nors ne visai norėtų sutikti Kauno Žalgirio trenerių štabas su šiuo teisėjo švilpuku, bet nieko nepadarys. Tenka kamuolį atiduoti varžoms ir pradėti viską iš naujo. Vėl RFS gretose aikštėje tie patys žaidėjai, kurie pradėjo rungtynes. Dudu, 7-asis, įvartį įmušęs Draganas Tomičius, 5-asis komandos kapitonas Bruno Coelho ir, atsiprašau, 5-asis Leo ir 87-asis Bruno Coelho turėtų būti. Jeffersonas, 12-asis numeris, Alanas Jeffersonas. Vaskonovičius, Derendevas. Aukštas perdavimas, bet ko gero netgi ir sąmoningai kamuolys pasiųstas už aikštės ribų. Rizikuoti tokioje situacijoje Vladimiras Derendevas nenorėjo ir ko gero teisingas sprendimas. Dabar reikia atidžiai gintis. Ir aišku, medžioti šiek tiek netikslius perdavimus. Leo. Tomičius. Gerai paliktas kamuolys ir Bruno Coelho dabar pabandė netikėtai užklupti Jordaną. Tas jam nepavyko. VP. Tarp kelių varžovų žaidėjų buvo perdavimo trajektorija, bet sureagavo RFS futbolininkai ir dabar vėl jie su kamuoliu. Vladimiras Derendevas užleidžia vietą aikštėje Tomui Bučmai. Beje, nematau rungtynių protokole Justino Zagursko bei Konstantino Bondarenko. Dviejų žaidėjų, tuo tarpu likus 5 minutėm matau, kad prašo minutės pertraukėlės dabar jau RFS klubas. Ir komandos dar turi minutės pertraukėlę, laiką šiek tiek pailsėti, atsipūsti, paklausyti trenerių nurodymų. Baigėsi minutės pertraukėlė. Ir dabar nelengva situacija Kauno Žalgiriui. Baudos smūgis ir čia standartinė situacija, kur tokia pavojus lemputė užsižiebus virš kauniečių vartų. Bruno Coelho arčiausiai kamulio.
Pažiūrėsime, kokį sprendimą priims RFS, kokią kombinaciją jie yra sugalvoję. Išbėga Jordanas, bet dabar ko gero teks pakartoti. Į žaidimą dar Jordanas gauna ir geltoną kortelę. Ir vėl viskas iš naujo. Per anksti, ryškiai per anksti padarė keletą žingsnių Kauno Žalgirio vartininkas iš Brazilijos ir teisėjai už tai nubaudė. Penkios minutės ir 6 sekundės. Liko žaisti pirmame kėlinyje. Štai toks įžaidimas ir dabar galima sakyti, kad šiek tiek ir laimė nusišypsojo kauniečiams. Net nematė kamuolio Kauno Žalgirio žaidėjas, į kurį kamuolys atsitrenkė ir kurio dėka kamuolį kirsti vartų linijos nepavyko. Ir rezultatas liko toks pats. Deivao. Gerai, dabar kamuolį nusimetė 22 numeris, mano minėtas argentinietis Kiki, vėl jis su kamuoliu. Tomičius. Fiksuojama pražanga Derendejevui. Na ir čia gali būti pavojinga. Dentinio šiek tiek raminamas. Bruno Coelho smūgiavo šį kartą tiesiogiai, bet šalia vartų. Na ir vėl sunkiai suprantamas perdavimas, Alanas Jeffersonas. RFS su kamuoliu, 4 su trupučiu minučių. Na ir krito, tai tarsi sulėtinam filme krito Jordanas. Ir paskutiniu momentu koja sugebėjo išspirti kamuolį. Vėl Kiki. Leo. Nuo Vaskonovičiaus kamuolys paliko aikštę. Coelho, dabar atgal, už tai koks galingas Deivao šūvis. Tiesa, tuo pačiu labai greit pabandė atsakyti Kauno žalgiriečiai. Na, šiek tiek gal ir rizikavo, bet geriau rizika kitoje aikštės pusėje, nei kad savo. Tomičius, gal Coelho. Na, kol kas apylygės rungtynės ir RFS netgi, sakyčiau, turi šiokią tokią kamuolio valdymo galbūt persvarą. Na ir jeigu lyginsime rungtynės su Lietuvos pirmenybių kovomis, tai reikia pastebėti, kad tokioje situacijoje, kuomet varžovai bent apylygiai valdytų kamuolį ir net daugiau valdytų kamuolį, Kauno Žalgiris Lietuvos pirmenybėse turbūt nesusiduria. Arba jeigu susiduria, tai labai retai ir retomis atkarpomis. Vaskonovičius. Jeffersonas. Kamuolys paliko aikštę. Neleidžia per daug pasireikšti ir vepiai RFS gynėjai.
Na ir dar vienas niuansas, sprendžiant iš kokių šalių ir kokie legionieriai atvyksta į Rygos klubus, tiek į RFS, tiek ir į Rygą. Turbūt tenka konstatuoti, kad kaip ir didžiajam futbole, ko gero biudžetai Latvių vedančių klubų yra didesni. Vepės smūgis virš vartų, ko gero ne viską išspaudė iš šios situacijos Kauno Žalgirio puolėjas, ką išspausti galėjo. Kita vertus irgi panašiai kaip didžiajam futbole, turbūt reikia pasakyti, kad atotrukis tarp dviejų pirmaujančių Latvijos klubų ir likusių komandų yra didesnis nei Lietuvoje. Kodėl taip sakau? Gal po šios atakos labai nedaug pritrūko, kad Leo kamuolį suvaldytų ir galėtų rimtai pagrasinti Jordano vartams. Taigi pratęsiu prieš tai pradėtą sakinį ir mintį. Kodėl sakau? Na, pažiūrėjau Latvijos pirmenybės, kaip ir Lietuvos, prasidėjo irgi neseniai. Jau apie rungtynes tarp Rygos ir RFS-o pasakau. Priminsiu, Ryga laimėjo tas rungtynes 4-1. O prieš tai Ryga dvi rungtynes baigė tokiais rezultatais 20-0 ir 21-0. Tai dvi rungtynės, po dviejų rungtynių įvarčių santykis buvo 41-0. Na, po trijų rungtynių nesunku paskaičiuoti 45-1. Tokių skirtumų Lietuvos pirmenybėse bent jau kol kas nėra. Aišku, gali būti, kad niekas nuo to ir neapdraustas. Minėjau, kad jau žaidė tarpusavį dvi Rygos komandos čempionate, o panašiai kaip ir Lietuvoje prasidėjo sezonas Latvijos super taurės rungtynėmis. Ten jau skirtingai nei kad mūsų šalyje ne 4 komandų turnyrėlis mini, o žaidė būtent dvi pirmaujančios komandos, Ryga ir RFS. Na ir toje dvikovoje taip pat buvo stipresni Rygos futsal klubo futbolininkai. Irgi mušė 4 įvarčius į varžovų vartus, tiesa į savo vartus praleidę 2. Dievavo. Dievavo. Iššoko dabar Renanas Mantelį prieš su kamuoliu buvusį Draganas Tomičių. Vėl Tomičius, kairė koja, šį kartą jo sumanimą atspėjo Kauno Žalgirio gynėjai. Bet su kamuoliu vis dar Rygos futbolininkai. Minutė 6 sekundės, tiek rodo rungtynių laikrodis. Bruno Coelho atgal vartininkui. Pastarasis smūgiuoja, kamuolys pataiko į gynėjus ir vėl Jordanas jam smūgiuoti neleido, vartuose vartininko nėra ir ojojoj, kokia proga, kokia galimybė. Na ir paskutinę minutę galėjo Kauno Žalgiris įsiveržti į priekį, ko pritrūko elementariai pataikyti į vartus. Renanui Manteliui žiūrėjo dar ir turėjo turbūt pretenzijų teisėjui, bet ten toksai dinamiškas gana epizodas, viskas judesy ir vargu ar ten jau taip smarkiai ir sutrukdė gynėjas. Dar viena galimybė. Na ir paskutinę minutę RFS ekipa kelis kartus vos neprisižaidė prie savų vartų arba savo aikštės pusėje. Vepė. Smūgiuot neleido. Dabar varžovai.
Ir pusė minutės maždaug liko. Dabar RFS su kamoliu Jordanas. Išlaukė, šaltakrauškai sužaidė Kauno Žalgirio vartininkas. Na, tos paskutinės sekundės gali būti irgi labai svarbios. Aikštėje jau ir Lukas Sendžikas. Čia sėkmingai sužaidė RFS, na ir tarsi išgirdė to žodžius apie paskutinių sekundžių svarbą. Muša įvartį paskutinėmis sekundėmis RFS klubas, Miks Babris, 80 numeris, bet aišku, įvartį ko gero sukūrė jam kolega. Na, taip negalima, na, taip lengvai praleido, labai lengvai praleido Edgar Starakanovs Kauno žalgirietis, na ir po to jau tą persvarą, kiekybinę persvarą puikiai išnaudo RFS ekipa. Miks Babris buvo tas žmogus, kuris pasiuntė kamuolį praktiškai tuščius vartus ir po pirmo kėlinio rezultatas yra 1-2. Tai yra 2 įvarčius įmušė RFS, 1 kol kas Kauno Žalgiris. Komandos eina pailsėti, pailsėkime šiek tiek ir mes grįšime už 15 minučių. Top Sport. Kazino lošimo automatai. Top Sport. Lažybos. Top Sport. Stalo lošimai. Top Sport. Ruletė. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Rūpintis jumis mums taip įprasta.
kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja, svarbiausia suprasti. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstamą kovą už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Futbolo radijas Radio centras. Nuobodu tu! Pas tave net televizija nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams GO 3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams GO 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgauk jėgos! Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Top Sport. Kazino lošimo automatai. Top Sport. Lazivas. Top Sport. Stalo lošimai. Top Sport. Ruletį. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuvos rinktinės kovos tautų lygoje tęsiasi. Spalio 12-ąją Lietuva Kosovas, 15-ąją Lietuva Rumunija. Bilietai kakava.lt. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Top Sport. Kazino lošimo automatai. Top Sport. Lazivas. Top Sport. Stalo lošimai. Top Sport. Ruletį. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja, svarbiausia suprasti.
Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Vytis. Daugiau nei herbas. Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame įžvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstamą kovą už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Futbolo radijas Radio centras. Nuobodu tu! Pas tave net televizija nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams GO 3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams GO 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgauk jėgos! Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Top Sport. Kazino lošimo automatai. Top Sport. Lazivas. Top Sport. Stalo lošimai. Top Sport. Ruletį. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuvos rinktinės kovos tautų lygoje tęsiasi. Spalio 12-ąją Lietuva Kosovas, 15-ąją Lietuva Rumunija. Bilietai kakava.lt. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Top Sport. Kazino lošimo automatai. Top Sport. Lazivas. Top Sport. Stalo lošimai. Top Sport. Ruletį. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Topo centras – didžiausias namų elektronikos prekybos tinklas Lietuvoje. Net 33 parduotuvės, daugiau nei 100 000 prekių. Visame pasaulyje pripažinti prekių ženklai. Topo centras. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja, svarbiausia suprasti. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Vytis. Daugiau nei herbas.
Nors visi matome tą patį simbolį, kiekvienas jame išvelgiame skirtingus dalykus. Vieniems tai įkvėpimo šaltinis, kitiems nenuilstamą kovą už savo vertybės demonstruojantis simbolis. Laisvė, drąsa, noras ir atsidavimas. Viena rinktinė, visų mūsų rinktinė. Vienas vytis, visų mūsų vytis. Futbolo radijas Radio centras. Nuoboda tu! Pas tave net televizija nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams GO 3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams GO 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau. Grįžtame į Jonavos sporto areną, netrukus antrasis rungtynių tarp Kauno Žalgirio ir RFS Ryga kėlinys. Po pirmo kėlinio, kaip matote, pirmauja Latvijos ekipa. Na, antrąjį įvartį įmušė ir jis labai apmaudus, kad tokiu laiku krito. Antrąjį įvartį RFS įmušė, kai buvo likusios maždaug 4-5 sekundės žaisti pirmame kėlinyje. Bet kalbant apie visą kėlinį, reikia pripažinti, kad šiek tiek ir daugiau su kamuoliu buvo Rygos ekipa ir daugiau pavojingų momentų sukūrė prie Kauno Žalgirio vartų. Rygos ekipa pirmoji pasižymėjo, RFS gretose įvartį įmušė Draganas Tomičius, legionierius iš Serbijos. Tiesa, Kauno Žalgirio komanda rezultatą buvo išlyginusi po tikslaus Renano Mantelį smūgio, gero Filipės perdavimo. Rezultatas buvo 1-1. Aišku, ne vien RFS turėjo galimybių, kelis kartus labai pavojingai atakavo ir Kauno Žalgiris, tačiau įvarčio įmušti nepavyko. Ta paskutinė sekundžių drama, galima taip ją pavadinti, nors dar čia tik pirmas kėlinys baiginėjosi. Gali būti, kad rungtynių rezultatui tas dideliais takos ir neturės, bet vis tiek apmaudu, kai lieka kelios sekundės praleisti įvartį. Na, ir tą įvartį Kauno Žalgiris visgi praleido. Na, nieko. Tokio turnyro turbūt ir tikslas išmėginti save žaidžiant prieš gero lygio varžovus, nėra ko slėpti, kartais tokio lygio varžovų, tokių dvikovų Lietuvos pirmenybėse trūksta. Na ir tik žaisdamas su stipriais varžovais gali pats ir tobulėti ir žengti priekin. Ne veltui Kauno Žalgiris, na, sakyčiau, gan mažai laiko praleido Rūbinėje. Komanda pasitarė, matyt, apsikalbėjo pagrindinius dalykus ir po to jau ėjo aikštėn. Ir pažiūrėsime, antrasis kėlinys kol kas prasidėjo panašiai kaip ir pirmas. Aš jau minėjau apie komandų panašumus, žaidimo struktūros. Na ir kas tik krenta į akis, kad šiandien Kauno Žalgiris nuo pirmų minučių daro tokio, jiems nebūdingo daug broko. Tokiose situacijose, kaip ir dabar, pavyzdžiui, Vladimas Derindevas, kurį šiaip išskyriau kaip vieną ramiausių futbolininkų pirmoje rungtynių dalyje. Na, būna klaidų, kurias iššaukia varžovai, ten spausdami ar žaisdami labai arti žaidėjo. Bet čia matėme tokią klaidą, kur tenisų terminais sakant, neišprovokuot. Nutiko ir tokių klaidelių buvo ne viena, o dabar visiškai laisvas Tomičius. Vieną kartą serbų žaidėjas jau nubaudė Kauno Žalgirį, šį kartą atleido. Bet šio žaidėjo taip palikti negalim. Labai gerai valdo savo kūną, atsitveria, kada reikia kamuolį, apsisuka. Na ir panašiai beje ir buvo įmuštas įvartis, kur atrodė iš pradžių ataka, tarsi nieko blogo nežadėjo kauniečiams, bet viskas baigėsi gan liūdnai, o čia dabar prasižengia Deivau. Varžovų vartininkas prarado kamuolį. Jisai, būdamas kitoje aikštės pusėje, na ir po to
tiesiog gelbėdamas situaciją pasirinko pražangą. Aišku, pražanga nebuvo tokia jau grubi, už kurią duodamos kortelės geltonos. Ir su kamuoliu Kauno Žalgiris. Tolimas smūgis, į kurį Deivao reaguoja. Albertas Vaskunovičius pabandė štai taip patrukdyti RFS vartininko ramybę. Na, beje, RFS ekipa beveik tuo pačiu ketvirtu pradėjo antrą kėlinį. Tik tai vietoj 2-2 matau Kiki, 22 numeris. Jau minėjau, gal dar priminsiu, kad tai žaidėjas iš Argentinos, o Vepe savo šansą šį kartą paleido vėjais. Vienu lietimu pabandė nuginkluoti varžovų vartininką Vepe. Dabar jau tenka Kauno Žalgirio žaidėjams grįžti. Perimtas kamuolys Vepe. Ir viskas apsigina RFS, nors situacija buvo nebloga. Ten Filipė buvo pasijungęs į priekį. Apie žaidėjus, kurie dabar aikštėje, Deivao RFS vartininką aš jau minėjau, kaip ir Draganą Tomičių. 9 numerį matome štai kokius perdavimus atlieka Tomičius. 5 numeris Leo, komandos kapitonas, 22 Kiki ir 87 Bruno Coelho. Čia išvardėjau RFS sudėtį. Kauno Žalgiris, vartuose Jordanas, labai geras perdavimas Tomičiui, bet į vartus šį kartą serbų puolėjas nepataikė. Taigi Jordanas numeris 2 vartuose, Vladimiras Derindevas 5 numeris, 7 Vepe, 4 Filipė. Ir 8 Albertas Vaskunovičius. Dar vienas teisėjo švilpukas nueidė. Ten nukrito vienas iš reklaminių skydų. Tai tiesiog dėl to buvo sustabdytos rungtynės, kadangi visą tai netoli aikštės, žaidėjas gali užbėgti arba atsitrenkti į tą skydą. Nieko keisto, kad tokiais atvejais teisėjai stabdo rungtynės. Na, per pirmasis 4 minutės vėl matėme kelis epizodus ir prie vienų, ir prie kitų vartų. Iš Kauno Žalgirio atakų turbūt įsiminė ta, po kurios Vepė smūgiavo vienu lietimu, nors ko gero galėjo sutvarkyti kamuolį ir pabandyti kitaip užbaigti ataką. Kadangi vienu lietimu į vartus pataikyti jam nepavyko savo ruoštų. Kartą jau šiandien pasižymėjęs Draganas Tomičius irgi turėjo savo progą. Albertas Vaskunovičius palieka aikštę, vietojo Alanas Jeffersonas. Kiki smūgis nuo Kauno Žalgirio žaidėjų kojų. Kamuolys rieda už galinės linijos, Kampinis. Dar ir teisėjas dėrėtų priminti, Dominikas Norkus ir Kevinas Drungilas teisėja šios dienos rungtynėm. Sekretoriato teisėjas yra Irmantas Kaprašovas, teisėjas laikininkas Mantas Pomeckis. Kampinis, standartinė situacija, dar teisėjai pažiūrė, ar viskas tvarkoja su vartais. Vėl greičiausiai bus perdavimas atgal, taip, Deivao, Leo. Ir labai taip gana aštriai į kamuolį žaidė Vepe. Netoliese buvo 2-2. Kairė koja pabandė prasmūgiuoti RFS kapitonas Leo. Į vartus pataikyti šį kartą nepavyko.
Vepe, štai toks buvo bandymas jį išvesti akistaton prieš varžovų vartininką. Atgal. Įprastai jau toj vietoj dažnai gana atsiduria Deivavo. Šį kartą kitoks variantas. Pasiliko vartininkas savo aikštelėje. Ir dabar kampinis. Negalėjo ten liesti, na jeigu būtų lietęs vartininkas kamuolį, būtų skirtas baudos smūgis nuo linijos, tai aišku pasirinko tiesiog praleisti kamuolį už galinės linijos. Aišku, kita situacija būtų, jeigu kamuolys būtų riedėjęs į vartų plotą. Tuomet nori, nenori, tas lietimas būtų įvykęs. Jeffersonas. Tomas Bučma, jis irgi pasirodė aikštėje. Kamuolį į žaidimą įves Kauno Žalgiris. Lukas Jendžikas. Prarastas kamuolys ir čia gali būti labai blogai. Skersinis išgelbėja šį kartą kauniečių vartus, kurie buvo jau tušti, palikti. Jordanas buvo pasijungęs į priekį. Na ir beje, nuo skersinio kamuolys, toks stiprus ir galingas smūgis buvo, kad nuo skersinio kamuolys atšoko gan toli ir paliko aikštės ribas. Taip, kad su kamuoliu Kauno Žalgiris. Felipe. Jordanas. Na ir vėl, bandymai sužaisti, prarastas kamuolys. Tiesa, 2-2. Dabar nesistengia labai greitai žaisti kamuolį. Coelho. Ne visai tiksliai. Tačiau perimti kamuolio Filipei ir nepavyko. RFS. Dabar valdo kamuolį. Coelho. Gerai, geras žaidimas, bet perima šį kartą kamuolį kauniečiai. Pabandė ten sušokti Vepės šokį kitas žaidėjas, Jeffersonas, bet prasiveršti nepavyko. Dentinio prie aikštės gana aktyviai vadovauja savo auklėtiniams. Čia gali būti, galėjo būti gera ataka, tačiau viskas baigėsi štai tokiu neįtin pavojingu smūgiu, kurį atliko Felipe. Tuo tarpu fiksuojama pražanga dar viena RFS ekipai. 2 kartus prasižengė Rygos komanda. Keitėsi žaidėjai rygiečių ekipoje. Dabar tas vadinamasis turbūt Latvių ketvertas. Edgars Tarakanovs, Arturs Jerofėjevs, įvarčių jau pasižymėjęs Miks Babris. Ir dabar siunčiantis kamuolį į vartus Andrejs Baklanovs, 18 numeris. Rezultatas tampa 3-1. Na ir 2 iš 3 įvarčių įmušė būtent Latvių ketvirtukas. Čia labai gerai susitvarkė su kamuoliu ir Jordanas jau pasidavė į vieną pusę, o kamuolys skirėjo į kitą. Tuo tarpu minutės pertraukėlės prašo vėl Kauno Žalgiris, reikia kažką daryti.
Kaip nekeista, nors prašė minutės pertraukėlės Kauno Žalgirio ekipa, bet vėl jų pasitarimas buvo kur kas trumpesnis nei varžovų. Ir nuo aikštės vidurio kamuolį veda kauniečiai. Neleidžia Filipė atlikti tikslaus perdavimo RFS žaidėjai. Vėl Filipė. Aktyvus Jeffersonas. Filipei prasiversti dešiniojo kraštu nepavyko. Paprašo dabar teisėjas šiek tiek luktelti Kauno Žalgirio futbolininkų. Atrodė, kad bus galimybė smūgiui, bet taip pat prieš Kauno Žalgirio žaidėją išdygo vienas iš besiginančių RFS futbolininkų. Filipė. Bučma. Filipė, Bučma. Sendžikas ir 12 numeris Alanas Jefferson. Toks ketvirtas Kauno Žalgirio ekipoje. Tuo tarpu RFS skirtingai nuo kauniečių žaidžia pakankamai ramiai. Kada reikia prilaiko kamuolį, kada reikia nesibodė. Štai kaip ir dabar buvusiame momente eliminuoti bet kokią riziką, tiesiog kamuolį ramiai paleisti už šoninės linijos. Kartais ir tokie epizodai reikalingi. Lukos Sendžiko bandymas nuginkluoti Deivao nepavyko, o dabar pirmoji pražanga fiksuojama jau ir Kauno Žalgirio žaidėjams šiame kėlinyje. Deivao. Vepė. Šį kartą labai tiksliai sužaidžia. Jeffersonas krenta, žiūri į teisę, bet reikia žaisti. Panašu, kad ir tas kritimas buvo jau toks, kurį turbūt galima būtų pavadinti nevilties kritimu. Su kamuoliu lieka RFS, liko žaisti antrajame kėlinyje beveik 12 minučių. 3-1, aišku, tai toli gražu nėra kažkoks nuosprendis. Galime prisiminti ir paskutinio Lietuvos Topsport Futsal A lygos turo rungtynes to pačio Kauno Žalgirio, kur kauniečiai priėmė namie Akmenės kraštą. Ir antro kėlinio viduryje pralaiminėjo 2 įvarčių skirtumu, bet sužaidė, galima taip pavadinti, atominę atkarpą. Čia labai gerai sužaidžia Deivao. Laiku iššokęs iš savo aikštelės ir kamuolį pasiuntęs už linijos, eliminuodamas galimybę kauniečiams pasižymėti. Taigi dar grįšiu prie tų rungtynių. Kauno Žalgiris Akmenės kraštas per kelias minutės pervertė rungtynes, įmušė 3 įvarčius, po to dar ir 4, ir tos rungtynės baigėsi Kauno Žalgirio naudai 4-2. RFS su kamuoliu. Andrejus Baklanovas, 18 numeris. Deivao ir čia fiksuojama pražanga jam. Dar ko gero ir kortelė. Taip. Deivao prieš savo akis išvysta geltoną kortelę. Ir baudos smūgis. Kaip be pažiūrėsi, nors tai nėra kamuolys pastatytas ant 6 metrų, tokį vaizdą irgi matėme pirmajame kėlinyje, bet standartinės situacijos yra vienas iš Kauno Žalgirio ginklų. Ir jis iššauti gali.
Bertas Vaskunovičius ten tarėsi su komandos draugu. Spėčiau, kad tiesioginio smūgio galime ir neišvysti iš tokios pozicijos. Nors, ką gali žinoti, atstumas nėra labai jau didelis. Ne, vis tik atmestas kamuolys ir smūgis, kurį bandė atlikti Filipė, nebuvo itin vykęs. Deivao priekin. Vėl su kamuoliu Filipė. Vepei smūgiuoti taip, kaip norėtų, jis neleidžia. Jordanas. Oi, kokia klaida ir galimybė mušti dar vieną įvartį. Kamuolys pridėjo link tuščių vartų, tik kauniečių laimė juos nepataikė. Na, dar viena Kauno Žalgirio ataka pasibaigė netiksliu Renano Mantelio perdavimu. 1-3. Pražangom beje toks pat rezultatas 1-3. Ištraukė kamuolį Edgaras Tarakanovs, o čia dar prasižengė Kauno Žalgiris. Vėl neilgai aikštėje Latvijos žaidėjų šis ketvirtukas. Matyt, tai, kas vyksta aikštėje, komandos trenerį Orlandą Duarte tenkina. O Kauno Žalgiris leidžia pasireikšti ir jaunimui. Ugnius Zenkovas, 15 numeris, dabar buvo su kamuoliu, tiesa greitai jo neteko. Ir smūgis štai taip, iš po žaidėjo Edgaras Tarakanovas. Pabandė savo laimę. Vėl su kamuoliu Jordanas. Filipė. Jeffersonas per kairį kraštą ir galų gale vėl, sakyčiau, tokių suderintų veiksmų trūkumas. Tiesa, su varžovo pagalba. Kamuolys paliko aikštę. Ir Žalgiris gali atakuoti. Štai koks smūgis. Šiek tiek dabar ir sėkmė nusišypsojo RFS futbolininkams. Žiūrime epizodo pakartojimą. Renanas Mantelį bandė nuginkluoti varžovo vartininką. Tiesa, tuoj pat už kelių sekundžių Deivao irgi pabandė tą padaryti. Dabar jau vėl aikštėje žaidėjai RFS ekipoje, tie, kurie pradėjo rungtynes. Jų tarpe ir komandos kapitonas Leo. Filipė atgal per Zenkovą. Vėl Filipė, čia gali būti pavojingas, bet vėl laiku palikęs vartus Deivao. Išsprendžia epizodą savo naudai. Na ir be abejo ir komandos. Prieš Tomičių dabar bando žaisti vienas prieš vieną. Bandė žaisti ten Jeffersonas. Būna situacijų, kai tai gali ir pavykti. Tomičius vis tiek toks aukštas, tas vadinamasis futsal terminais stulpo pozicijos žaidėjas. Aišku, judrumu jis vargu ar gali varžytis su tuo pačiu Filipė ar Jefferson. Bet Draganas Tomičius turi savų privalumų ir viena iš svarbiausių jų
pademonstravo, muždamas pirmąjį šių rungtynių įvartį. Na, praėjo daugiau nei pusė antro kėlinio, liko 8 minutės, jeigu tiksliau 8 minutės ir 1 sekundė. Kol kas 1-3 ir 2 žingsniais arčiau pergalės yra RFS ekipa. Vienu lietimu čia. Labai geras buvo Kiki sumanymas. Leo. Tomas Bučima dabar pakilo aukštai, pridengė galima perdavimo liniją. Koelio ir perdavimas irgi buvo vėl Dragonui Tomičiui. Sakyčiau, dabar tai pasiaukončiai sužaidė gynyboje Kauno Žalgirio žaidėjai. Nes be to kamuolio perėmimo vėl galėjo nemenka ugnis užsidegti prie kauniečių vartų. Jordanas. Štai toks bandymas smūgiuoti. Na, abu vartininkai jau šios dienos rungtynėse pasižymėjo tokiais bandymais iš savo baudos aikštelės nuginkluoti kolegą. Galbūt netgi, čia aišku juokauju, bet gal net ir prieš rungtynes buvo kokios nors lažybos. Ta tema praranda kamuolį dabar kauniečiai ir Jordanas priverstas gelbėti savo vartus po Mendonca Darosa Leonardo arba kitaip Leo smūgio. 5. RFS komandos numeris, priminsiu, žaidėjas turintis Kazachstano pilietybę, tarsi išgirdęs, kad minima jo pavardė, dar kartą pabandė smūgiuoti į vartus. Dar vienas galingas smūgis nuo Derindevo. Kamuolys palieka aikštę. Nuo to tarpu iš Kauno Dariaus ir Girėno stadiono ten pasiekė nekokios naujienos. Kosovo rinktinė muša antrą įvartį ir pirmauja svečiai, dabar jau rezultatu 2-0. Šešios su pusė minutės liko žaisti antrajame kėlinyje. 1-3. Tokį rezultatą turime Jonavoje. Koelio. Čia stumtelėjo Tomas Bučma varžovą. Viskas vyko tiesiai prieš Dominiko Norkaus akis. Nieko keisto, kad nuėdėjo šilpukas. Ir pražangom yra irgi jau lygų 3-3. RFS ataka. Jordanas gaudo kamuolį. Sendžikas. 13 numeris. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodė Edas Romanovas. Jau buvau užsiminęs pirmame kėlinyje, kad šiandien nėra Kauno Žalgirio gretose Justino Zagursko. Komandos kapitono nėra. Nėra Konstantino Bondarenkos, žaidėjo, kuris papildė Kauno Žalgirį prieš sezoną, o čia Lukas Sendžikas muša antrą įvartį ir atgaivina šiek tiek Kauno Žalgirio viltis. Dabar jau šansų Deivao atremti tą smūgį neturėjo. Du 3. Klaida ten savo aikštės pusėje ir viskas baigėsi gal kiek netikėtų, bet gana gražiu Luko Sendžiko smūgiu. Na ir aišku, situaciją palengvino tai, kad įžaidinėjo kamuolį RFS ekipa ir vartininkas buvo palikęs vartus.
Ir tokiais atvejais prarasti kamuolį savo aikštės pusėje yra labai pavojinga. Keitimas palieka iškart aikštę keli žaidėjai, toks 3 žaidėjų keitimas ir Dentinio leidžia dabar keičia vartininką 5 žaidėjų. Albertas Vaskunovičius užsivilkęs skirtuką, dabar jis būtent su kamuoliu. VP. Ne pats turbūt sėkmingiausias epizodas VP, bet kamuolys pakeliui lietė vieną iš RFS žaidėjų, kas reiškia, kad kampinis dabar skiriamas. Vaskunovičius, prarastas kamuolys. Ir dabar jau reikia gintis savo aikštės pusėje, ten pražangos nėra. Pats paslydo, kaip beje ir Vaskunovičius. Galų gale tokie kurioziniai 2 epizodai, viskas baigėsi, kad kamuolys nuo RFS žaidėjo paliko aikštę. Čia matome tą epizodą, kurį puikiu smūgiu užbaigė Lukas Sendžikas. Tenka šiek tiek kviestis techninį personalą. Tiksliau, Kauno Žalgirio trenerių štabo nariai atlieka tą darbą. Krito ten žaidėjai, paprastai, aišku, būna šlapino prakaito ir tam, kad išvengt galimų traumų, ta vieta yra išvaloma sausai. O vėl su kamuoliu Kauno Žalgiris, liko 4,5 minutės, laiko, matuojant futsal terminais, tikrai pakankama. Ten tokia tvirta vyriška kova, bet kamuoliui neleidžia išeiti į Kauno Žalgirio aikštės pusę, sėkmingai sužaidęs ten Vaskunovičius. O po to jau Filipės smūgį priverstas atremti Deivao. Šiek tiek reikia laiko atsigauti RFS vartininkui. Čia be švilpuko, ko gero, buvo įžaistas kamuolys, teks pakartoti. Dabar jau galima tęsti rungtynes. Jeffersonas, Filipė, Vaskunovičius. Visi pailiui šie žaidėjai buvo gavę kamuolį. Dar aikštėje VP, dabar jis su kamuoliu. Ir Renanas Mantelė. VP. Vaskunovičius kamuoliui, atrodė, kad kamuolio neišleis už aikštės ribų. Dabar čia žiūrime, kortelėje bus rodoma. Taip, rodoma kortelė Albertui Vaskunovičiui. Du, 3,5 minutės, laikas po truputį tirpsta, bet aišku, vienam įvarčiui įmušti salės futbole kartais reikia kelių sekundžių. Pasikeitimas ir Kauno Žalgirio vartuose, čia galėjo būti pavojinga, bet labai puikiai sužaidė
gynyboje kauniečiai ir Mantelio pavojingą perdavimą nutraukė varžovų vartininkas. Na, kuomet Albertas Vasukunovičius, kuris vilkė skiriamuosius marškinėlius, sėda, tai dažniausiai nutinka, kuomet komanda ginasi, sėda ant atsarginių žaidėjų suolelio, į vartus jau buvo išbėgęs ne Jordanas, o Ernestas Macenis. Dabar Kauno žalgiriečiai varžovų aikštės pusėje. Ilgai laikomas kamuolys. Filipė, 4 numeris, vienas iš tų žaidėjų, kurie tą kamuolį laiko. O čia štai taip. Deivao siunčia, na, kelis kartus bandė, vis pritrūkdavo tikslumo. Šį kartą to nepritrūko ir Deivao įsirašo į protokolą savo pavardę prie žaidėjų įmušusių įvartį. Labai greitai pagavo tiesiai ir iš karto smūgis. Rezultatas tampa 2-4. Labai džiaugiasi vartininkas, aišku, pasiektų įvarčių. Vėlgi ne taip dažnai tą pavyksta padaryti, nu, ypač tokiose rungtynėse, kur rezultatas nėra ten dviženklis, pakankamai įtemptos rungtynės, kuriuose dar ne viskas nuspręsta. Smūgis ir dabar Deivao jau demonstruoja savo meistriškumą kitoje aikštės pusėje. Antras bandymas nuginkluoti Kauno Žalgirio, pataikyti Kauno Žalgirio vartus nepavyko. Juose jau buvo Ernestas Macenis. Kauno Žalgirio ataka, liko apie pusantros minutės, vėl kamuolys skrieja į Deivao, dabar nuo Leo. Kamuolys palieka aikštę. Geltona kortelė rodoma turbūt už kalbas, už emocijas Kauno Žalgirio žaidėjai. Jeigu neklystu, Renanas Mantelį jau užsidirba. Na, rungtynės eina į pabaigą, o 18:30 čia išvysime dar dvi Baltijos futsal lygos komandas. Jonavos Vikingų laukia, manau, nelengvos rungtynės prieš Rygą ekipą. O čia teisėjas skiria kampinį. Teisėjo nuomonė, kamuolys buvo liestas. Galim turbūt spėti, kad 5 numeris Leo pats to nematydamas lietė kamuolį, užsisukinėdamas nuo smūgio. VP. Filipės netikslus bandymas. Minutė 10, na ir atrodo, kad sprendant iš to, kaip užtikrintai laiko kamuolį rygiečiai, atrodo, RFS iškovos pergalę šios dienos rungtynėse, dar ir pagrasino rimtai vartams kontratakoje Leo. Filipė. Paskutinė rungtynių minutė. Muskunovičius. Su kamuoliu Albertas, Filipė, Vepė. Kamuolys laikomas, tačiau erdvės smūgiam nėra. Štai dabar galėjo pasižymėti Renanas Mantelį, tačiau kamuolys į vartų plotą nepataikė, o kitoje aikštės pusėje jau pražanga fiksuojama 4 numeriui Filipė. Labai gerai prisidengė korpusų kamuolį Rygos klubo žaidėjas ir likus 33 sekundėm dar prašo minutės pertraukėlės. RFS klubas, ko gero, pabandys kažką išspausti iš standarto, nors galima sakyti, kad rungtynių likimas jau ko gero yra nulemtas. Bet pasinaudoja progą, kodėlgi ne, ir čia daugiau galima pavadinti tai treniruotę ateinantiems susitikimams.
33 sekundės, 2-3, tai tablo rodantis likusį laiką. Na, kiek kitokie skaičiai yra rezultatų skiltyje. 2-4. Su kamuoliu RFS ir jeigu nutiktų, kad RFS paleistų pergalę šios dienos rungtynėse, tai jau galėtume vadinti kaip stebuklą. Deivau, beje, vieno iš 4 įvarčių autorius, nors pagrindinis jo darbas yra ginti savuosius vartus. 17 sekundžių, Vepė rankomis bando jį sustabdyti, dabar 2-2, 7 numeris, gauna dar ir geltoną kortelę. Aišku, fiksuojama kas be ko ir pražanga, bet kažkaip kardinaliai jau rungtynių baigties tai niekaip nepakeis. Na, nebent labai greitai per sekundę 2 įmuštum įvartį. Čia iš fantastikos, aišku, srities ir po to perimtum kamuolį per kelias sekundės ir dar suorganizuotum vieną ataką. Bet įvykių seka, kuri buvo prieš tai, turbūt tikėtis to nelabai leidžia. Atmestas kamuolys Filipei. Liko 7 sekundės. Na ir ką, galima šiokias tokias išvadas daryti, atrodo kol kas, bent jau pagal pirmasias rungtynės sprendžiant, reikia turėti omeny, kad RFS yra dabar antra Latvijos čempionate, kol kas stipriausi Latvijos klubai yra sunkiai įkandami Lietuvos klubams. Tai tarsi ir patvirtina šių rungtynių rezultatas. Kauno Žalgiris 2, RFS Ryga 4. Na, pažiūrėsime, gal maloniai nustebins Jonavos Vikingai už geros valandos. Bus matyti. Futsalas, kaip ir futbolas, yra dažnai sunkiai nusakomas sportas. Dėkui Jums, kad žiūrėjote šią transliaciją. Rungtynės komentavo Naglis Miknevičius. Iki kito susitikimo.